šešiastygių kanklių derinimas D-dur tonacijoje. Tolimiausia styga nuo mūsų, tai yra D, E, F diezas, G, A ir B. Aš naudoju šitą programą, tunerį, Pano tunerį, ir kad galėtume groti arba susiderinti visi taip pat, tai paspaudžiu šitą, pasitikrintu, kad A nata yra 4-4-0, 4-4-0, man tiek tinka, 4-4-0. Kanklės nėra lengva derintis ir labai jautrios, tai reikės būti visiems kantriem labai ir parodysiu, kaip tai skamba. Aš jau anksčiau buvau šitą suderinęs, tai B papuola į žalį yra puiku, yra per žemai, reikia pakelti. Reikia labai lėtai sukti, nes labai yra paprasta pertempti arba per daug atleisti. Jeigu aš pertempiu stygą, dabar jinai yra gerai. Gerai. Yra per žema. Reikia truputį, po truputį. Dabar pertempiau, reikia atleisti. Bet jeigu tik trupučiuką pertempiu, kartais aš darau tokį maniovrą. Kai truputėlį pertempta, aš ją judinu, kad jinai išsitemptų ir atsilaisvintų. Tai kartais taip padeda ir tai yra lengviau taip ją išilginti, nuleisti stygą, negu kad bandyti sukti raktą į kitą pusę. Gerai. Kartais yra lengviau užtempti ir atleisti. Kartais geriau yra nuleisti ir po truputėlį. Tai priklauso nuo stygų. Tai va, dabar kanklės susiderintos, stygos papuola į žalią regioną, zoną. Ir suderintos kanklės skamba taip.